Man, man labai malonu, kad šiandien galiu pasidalinti su jumis savo patirtim, kad pakvietėt mane, tik aš labai atsiprašau, senai naudojosi online šitom programėlėm, tai tiesiog būčiau gal jungęs vaizdą, bet kažkodėl mano planšetas nepervišė į kitą pusę. Bet kadangi matau, jūs visi įsijungę, tai gal pakalbėsim, tiesiog girdėsim vienas kitus. Ir paskui, nežinau, pabandysiu pasidalinti vėlgi savo patirtim apie tradicijas, savo suvokimu, nesu aš kažkoks tai ekspertas. Tiesiog kurį laiką esu su jumis, ta prasme turiu tarnystės patirtį, turiu sponsorių, su kurio tradicijas, ta prasme, man buvo pasakyta, kad aš turiu praeiti, labiau, kad po žingsnių ir ateina tas suvokimas, kad ką aš čia darau, dėl ko tos tradicijos yra ir kam jos skirtos. Tai jeigu trumpai, pas jumis aš atėjau beveik prieš 17 metų, jeigu Dievas duos, tai kovo 16 dieną bus lygiai 17 metų, kai esu su jumis. Čia visiškai kažkoks kosminis skaičius, nes realiai aš buvau iš tų alkoholikų, kur negalėjau išbūti porą dienų blaivas, nes aš buvau tas alaus gėrikas, ilgą laiką įsivaizdavau, kad 8 buteliai 10 kiekvieną dieną tai yra normalu. Paskui kažkaip tas skaičius išaugo iki 12, tai atėjo kažkoks suvokimas, kad galbūt ne visai, bet tas vėlgi turbūt būsiu nesąžiningas, jeigu kad sakysiu, kad galvojau, kad normalu, nes aš netgi negalėdavau savo draugam pasakyti, iš manęs tiesiog tyčiodavosi, kad aš tiek geriu to alaus. Ta prasme, tas mano melavimas realiai, kas liečia alkoholį, buvo nuo pat pirmųjų dienų. Pirmas išgėrimas su draugais buvo, mes išgėrėm tenais 4 porą butelių vyno, sakėm visiems, kad išgėrėm 4 butelius. Lygiai taip pat mano gėrimo pabaigoje buvo, kad išgerdavau 12 ir sakiau, kad šiandien porą bonkų išgėriau alaus. Nes jau atėjo tas suvokimas, kad galbūt normalūs žmonės ne visiškai taip geria. Žinai, paskutiniais mano gėrimo metais realiai nebuvo kažkoks asocialus, dar, ta prasme, dirbau, nes suvokiau, kad turiu dirbti, kad turėčiau už ką gert, nors labai nesinorėjo man eiti tą darbą, bet aš tiesiog buvau priverstas. Tai vizualiai kažkaip galbūt nelabai ir matėsi ant manęs, bet tavo vidinė tuštuma, tavo apgaulė, tas nuolatinis nerimas ir baimė ir žodžiu, bandymas kažkaip, ieškojimas priežasčių, kas čia kaltas dėl to mano gėrimo ir bandymas eiti pas gydytojus, bet aš niekad nepasakiau, kad aš, ta prasme, daug geriau, žinai, jeigu manęs paklausdavo, tai ką aš galėdavau išlement, kad, išgeriu porą bonkų per alaus, bet kai išrašydavau vaistų, visą laiką nepamirždavau paklausti, ar aš, jeigu ten prie pietų bonką alaus išgersiu, ar ta prasme nieko, bonką nieko, sako, jeigu aš bonką galėčiau išgerti, tai gerdavau ir daugiau. Tai va, ta prasme, bet mano gėrimas, ta kančia, tas tuštuma, kurioje gyvenau paskutinius metus, tai sunkiai, ta prasme, buvo aprašoma, galbūt labai gerai atsispindi tam posakiai, kur didžiojo knygoje yra aprašyta kaip tamsu prieš aušrą, kaip grįžti po visų darbų ir grįžęs namo nusiėmi visas kaukes, ką vaidinai visą dieną kietą ir tokį, ir ta prasme įsijungi televizorių, kitam kambarį kitą televizorių, įsijungi kompiuterį dar televizorių, žodžiu, visi skirtingus kanalus rodo, kad tik negirdėto triukšmo, to kiniečių bendrabučio ir tokias atėjančios katastrofos nuojauta, kad matai, kad ta prasme gyvenimas kaip eina pro šalį. Visiems jums kitiems galėjau pasakyti, kaip jūs turite gyventi, bet ką turiu padaryti, aš negalėjau, nesuvokiau ir ta prasme, aiškiai suvokiau, kad negaliu sustoti. Čia bandžiau smailinti, gerti, ta prasme, ne 2 pakuotės pirkti, bet vieną pilną pakuotę, kad pigiau būtų ir 3 butelius, kad kitą dieną galėčiau būti funkcionalus, bet labai dažnai būdavo, kad kai baigdavosi ten apie 2 valandą nakties eidavau į parduotuvę ir paskui pasakė savo, kad šiaip ar taip rytoj bus blogai. Tai va, su tokiom būsenom atėjau į anoniminius alkoholikus, vėlgi labai
labai nenorėdamas tiesa, tai mano buvo antras užėjimas, pirmą kartą atėjau gal daugiau kaip prieš 20 metų, bet vat išgirdau žmonės, kurie pasakojo, kaip ten uostė klijus, kaip jie gulėjo balos ir buvo prišalę, kaip jie ten apsišlapinę, apsidarę gulėdavo ir panašiai. Aš kažkaip grįžau namo ir pasakiau žmonai, kad aš dar ne alkoholikas. Man nepavyko susitapatinti, bet žmonės nekalbėjo apie būsenas, ką jie jautė, nekalbėjo apie tos moralinius išgyvenimus, kad ta prasme apie tą kančią, kaip savo prisiekį, kad, žodžiu, kad daugiau negers ir paskui iš ryte kaupi prieš unitazą, 2 skrandžio sultimis, supranti, kad lemba, kad tavo tie pažadai nieko verti, žinai, kad tu pats negali visiškai kontroliuoti. Tai antras mano atėjimas buvo anoniminis alkoholikus, vėlgi bandžiau kažkaip tą ieškotų grupių, kaip čia kur nors, kad manęs kažkas nepažintų ir panašiai. Ir ilgą laiką grupės sėdėdamas žiūrėdavau į duris, kad atsidaro, kad nepamatyčiau kažkokių pažįstamų. Įsivaizduoju, kokia beprotybė. Sėdi žmogus atėjęs ieškoti pagalbos ir bijo, kad ateis kažkas kitas, kuris pagalbos ieškos. Ta prasme, gert, alus tuo metu kažkodėl tai įsivaizdavau, kad sveikiau gert buteliais, tai įsivaizduokit, kiek tų butelių reikėdavo išnešti ir parsinešti. Šitą, jeigu kasdien išgerdavo po 12 ir daugiau tų butelių. Tai vakainį parduotuvę su vienodais buteliais, jau ten net kandžiai prie supirktuvės pavydėdavo, ta prasme, blemba, čia, žinai, toks lobis. Tai ir kažkaip, bet atėjusi grupė man dar ilgą laiką buvo kažkaip nemalonu ir tada atėjo suvokimas, kad kažką gyvenime aš turiu padaryti iki galo pats, nes visą gyvenimą už mane kažkas darė. Vaikystėje mama, vėliau draugai temdavo, paskui žmona, kol dar ją turėjau, sakydavo, kad aš šiandien sergu ir negaliu į darbą ateiti ir tam kažkas su manim darosi. Tai o čia atėjo suvokimas, kad galbūt aš turiu pabandyti gyvenime, galbūt čia pasiseks, nes išgirdau žmonės kalbant apie tas irgi būsenas, apie pykčius, apie isterijos priepuolius, apie ta prasme nuolatinę įtampą, apie norą valdyti visus ir kad tai yra nesąmonė, žodžiu. Ir ką aš dar išgirdau, kad man labai pasisekė šitam gyvenime, nes realiai, kad jeigu man reikėtų pakeisti jumis visus, kad aš būčiau laimingas, tai man būtų ragas. Bet ta prasme aš galiu pasikeisti pats ir tą programą čia duoda tam. Mūsų grupėje kabėjom ant sienos ir tradicijos ir žingsniai, tai ta prasme žingsnius aš turbūt kaip ir daugelis anksčiau, taip, kol nebuvo tos globos institucijos, tai dažniausiai darėm tokią galvoj, ką jau padarėm, kiek tenais, nes grupė visi kalbėdavo irgi, nieks nedarė buvo to žingsnių, bet visi kalbėdavo kaip įsivaizduoja, netgi būdavo spikeriniai, kad žingsniai, kaip aš jau suprantu. Tai dabar supranti, kad tai yra juokinga. Bet tuo metu tai buvo, tai realiai 3 metus aš buvau su jumis, realiai papuoliu į grupę, kuri buvo 7 kartus per savaitę, lankiau 7 kartus per savaitę lankiau. Žodžiu, realiai turbūt 3 metus nepraleidau nei susirinkimo. Po metų laiko mane išrinko pirmininku. Tai vėlgi, ką reiškia tradicijų nežinojimas ir tas noras vadovauti, o ne tarnauti, tai realiai aš vežiau susirinkimus ir vienas iš tų susirinkimų buvo tradicijų. Dabar jau sumeluoju, bet turbūt trečiadieniais ir žodžiu, o kadangi grupė nelabai buvo nemaža, bet nelabai kas suprato apie tas tradicijas, net apie žingsnius nesuprato, tai o aš, kadangi vedžiau, tai versdavo visus kalbėti tik apie tą tradiciją, tai dažniausiai būdavo grupiai tyla, kalbėdavo vienas, nes visi neturėjo ką pasakyti, nes nebuvo darę, aš nors niekada nebuvau daręs, bet aš fantazavau, kaip, man kai alkoholikų, nežinau, kai jums ten užtenka žinot kažkokį 10, net ir tiek nereikia informacijos procentų, kad aš galėčiau kalbėti apie ką. Tai tradicijos irgi buvo apie tai, žodžiu, tarnavimas, vienas iš tų buvo tarnavimas paskatų, kad eik tarnauti, neužgersi. Tai nežinau, 3 metus gal laikiausi ant to tarnavimo, ar 3 metus laikiausi ant to, kad aš dariau realiai viską, važinėjau ir į stovyklas,
lankiau, ta prasme, grupį jubiliejų, žodžiu, tarnavau, kaip įsivaizdavau, žodžiu, buvau gana aktyvus, bet va tas mano tas kaifas po biškį turbūt dingo ir va tas rūžavi tie akiniai, pamačiau, kad ir ne tokie visi, o buvo girdėtas visų istorijas, žodžiu, pasidarė neįdomu, žinai, ir po 3 metų išgirdau žmogų, kuris man labai nepatiko, kalbėjo apie žingsnius, tai kad tai yra realus, jis pasakojo, kad susirado globėją Anglijoje, kuris jį pervedė žingsnis ir aš mačiau, kai žmogus buvo pasikeitęs. Tai va, paprašiau jo globos ir žodžiu, ir mes su juo žengėm žingsnius, jis padėjo man suvokti, kas parašyta didžiojo knygoje. Tai va, nuo to mano gyvenimas ir pasikeitė. Tai žodžiu, paskui toliau viskas, kadangi pas mus viskas yra surišta, tai žodžiu, žingsniai yra surinkta aplamai visa, kas geriausio pasaulio, iš visų religijų, iš dvasinių visokių krypčių ir tikėjimų. O tradicijos yra surinkta iš visų būdo trūkumų, kas yra pasaulyje blogiausia. Žinai, pirmieji tie alkoholikai puikiai žinojo apie garbės, nuosavybės, apie godumą, apie norą valdyti, norą būti svarbiam, tą visą žinojimą, kad ta prasme, kad jis ir po žingsnių realiai jisai nelabai kur dingsta. Jeigu aš toliau nebandau taikyti ir negyvent pagal tos principus. Tai va, vieni iš tų principų buvo ir tradicijos. Tai žodžiu, pirmoji tradicija rodo apie vienybę, kur kalba, tai žodžiu yra toksai įtarimas, kad yra problema su ta vienybė, kad mes gana skirtingi ir visai stengiamės, norim savo, bet dėl to, kad išliktumėm visi blaivus, turim kažkaip tai bandyti nusileisti vienas kitiem. Tai va, visos tradicijos yra, vėlgi, jos sekoja ir viena kitą papildo. Kaip prieš 5 tradiciją, tai ta prasme prieš 6 yra 5 tradicija, kur vienintelis grupės pagrindinis tikslas perduoti savo patirtį. Tai va, man buvo pasakyta sponsoriaus, kad jeigu žengia žingsnis, man nedaeina, kad tai yra mano gyvenimo programa, kad Dievas dėl vienos priežasties mane paliko blaivą ir ta prasme davė tai, ką aš dabar turiu. Tai yra ta 5 tradicija, kad aš turiu perduoti visą tai, turiu tarnauti, nes tik tai žmogus savį prasmina, taip aš gerai galiu jaustis. Tai žodžiu, čia ne vien grupės, bet ir mano kaip žmogaus, kad ir taip pat ar tai šeima bus. Žodžiu, o 6 tradicija vėlgi išteka iš to, kad žodžiu, tas perdavimas, bet kai visą laiką alkoholikai nori kažkaip pagerinti, patobulinti viską, atsiranda kažkokių dalykų, turbūt, manau, irgi daug kas esat patyrę, kai tik atėjo tą, galbūt paskui, kas jau žengia žingsnius, irgi matot, kaip taip norisi visam pasauliu pasakyti durnius, nesuprantat, imkit va knygą ir matysit, tai pakeisti artimuosius, kurie kentia tą mano gerimą, kai yra dvasinis gyvenimas, kaip kokia malda turi būti, koks Dievas visiems pasakot, eiti visur ir pasakot, žodžiu, kad koks tas judėjimas ir kad čia visas pasaulis turėtų pasikeisti, jeigu gyventų pagal mūsų principus. Bet ta prasme, ačiū Dievui, tie pirmtakai visą tai buvo numatę ir va ta 6 tradicija yra, kad biškį yra, kad aš nepainiočiau tų visų dalykų, kurių neturėčiau painioti. Tai man buvo pasakyta, kad tradicijas reikia nagrinėti nuo išplėstinės formos. Pradžiai paskaitysiu trumpąją, nes trumpos formos atsirado po to, kaip žodžiu buvo nuspręsta, jas parašė Gripvine redakcijai. Tai nuspręsta, kad grupėse skaitytų, kad tai neužimtų per daug laiko ir panašiai. Ir pavyzdžiui, 6 tradicija, jinai yra gana ilgesnė negu yra trumpoji forma. Tai dabar pacituosiu. Trumpoji forma skamba šitaip. 6 tradicija. Ne viena A grupė neturėtų remti, finansuoti jokios artimos įstaigos ar pašalinės organizacijos. Nei leisti naudoti savo vardu, kad pinigai, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio tikslo. Vėlgi, pagrindinis tikslas ir vėlgi tarnavimas 2 tradicijai, kad vienintelis mūsų mylintis Dievas, jam turim tarnauti.
O ilgoji forma skamba, ją galim rasti, kas nežinote, knygoje 12 žingsnių 12 tradicijų, puslapį 186, ten gale yra išplėstinės tradicijos visos sudėtos. Tai išplėstinės skamba taip: pinigų, nuosavybės ar garbės reikalai gali nesunkiai nukreipti mus nuo pagrindinio dvasinio tikslo. Todėl manome, kad bet kokios didelės nuosavybė, kad ir skirta grynai reikmėms, turėtų būti atskirai įregistruota ir valdoma. Taip atskiriama, kas materialu ir kas dvasiška. Tai čia va tas būtent dvi kepurės, kad kas liečia dvasingumas, kur susikerta su pinigais. A grupė niekada neturėtų užsiimti verslų, antraeilės priemonės, sakykime, klubai ar ligoninėms, kuriems reikia daug nuosavybės ar administracijos, neturėtų būti siejami su A ir turėtų veikti atskirai. Kai būtina grupės turėtų pareikšti esančios nuo jų atsiribojusios. Tokie deriniai neturėtų naudoti A vardų. Jų valdymas turėtų būti išimtinė atsakomybė žmonių, kurie jas finansuoja. A dažniausiai pageidauja, kad klubų tvarkytojas būtų A narys. Tačiau ligoninės, kaip ir kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turėtų būti atskirai nuo A ir prižiūrimos medikų. Jeigu A grupė su kuo nors susiję, toks bendradarbiavimas neturėtų tapti priklausomu, nesiremti jokia net numatomi agitacija. A grupė negali prie nieko prisijungti. Ir toliau čia aš turiu pasižymėjęs, vėlgi tos tradicijos gali būti šeimoje pritaikomas, tai kad ne vienas šeimos narys negali duoti pažadų už visą šeimą, jei su ją nepasitaręs. Tai žodžiu, visa tai kilo iš mūsų tų pirmųjų alkoholikų noro visą valdyti ir vėlgi knygoje A subręsta yra, kad tokias citatas, tenais laikais mūsų fondo, dabar visą tai visuotinės tarnybos taryba įstatai leido užsiimti beveik viskuo, išskyrus sauso įstatymo lobizmą. Turėjome teisę užsiimti švietimu, moksliniais tyrimais, galėjome daryti beveik viską. Ir įpratome galvoti, kad mums reikia daugybės pinigų įvairiems dalykams. Grupėse taip pat dažnai vyravo panašios idėjos. Tais laikais ligoninė nenorėjo su mumis turėti jokių reikalų, todėl nusprendėme pristatyti jas ir patys ten dirbti. Reikėjo žmonėms pasakoti, kas yra alkoholizmas, taigi manėme šviesti visuotinę, galbūt net perrašinti mokyklinius medicininius vadovėlius. Tai čia įsivaizduokit mokyklinius vadovėlius, šviesti visuomenę. Tai dabar visiškai nesenai, ta prasme, Kauno regione, tiesą sakant, pats negirdėjau, bet buvo pasiūlytas irgi, kad mums reikėtų mokyklose 12-okam pasakoti apie alkoholizmą, žodžiu, ir kad jie dalintų mūsų brošiūrėlę. Tai ką sugalvojo alkoholikai, kita prasme, nėra sveikimo programos ir nesusipažįsta su tradicijom. Šitas tradicijų pažeidimas realiai buvo nuo pat pirmų dienų, kai aš atėjau į naujus alkoholikus. Aš pirmiausia, gal turbūt už savaitės, prie manęs priėjo graži moteris su didelė blaivybė ir pasakė: Žilvinai, aš tave norėčiau matyti palaikomoji. Aš tuo metu visiškai nesuvokiau, kas yra palaikomoji, bet supratau, kad, žodžiu, čia kaip už dyką nieko gero nebus, o čia palaikomoji mokami pinigai, kad tai yra vėlgi A programa. Nes tuo metu atėjus naujus alkoholikas, aš įsivaizduoju, kad tai yra būrelis kažkokių kentėtojų, kurie pasakoja savo stebuklingus būdus, kaip išliko tuos, neapsakomus ten terminus, kas metai, kas 2, kas 5. Ta moteris buvo gal 10 metų blaivybės ir girdėdavo grupėje, jinai labai šviesiai kalbėdavo, tai įsivaizdavau, kad tai yra A. Tai buvo palaikomoji. Paskui žmonės ateidavo iš reabilitacijos. Lygiai taip pat labai grupėse dažnai pasakoja apie Minnesotą. Naujokas irgi klauso ausim ir bando suprast, kas tai yra Minnesota, ir vėlgi jam nebūna paaiškinama, kad tai nieko neturi bendro su anoniminis alkoholikas. Tiesiog jie naudojasi mūsų 12 žingsnių programą. Lygiai taip pat reabilitacijos. Galbūt jose yra nagrinėjami tie žingsniai,
vėlgi jie ten būna, kaip jie nagrinėjami, tai čia tų reabilitacijų reikalas, bet tai neturėtų būti vardas, kad tai reabilitacija yra, nes ta prasme mes to negalim daryti. Dar va tokia vienas patirtis čia žengų žingsnis, ta prasme susidarė nemažas būrys žmonių, kurie jau buvo patyrę tą dvasinį potyrį, supratę, kaip viskas vyksta, ypatingai, kas žengia su knyga, su globėjais ir norėjosi dalinti savo patirtimi. Buvo rengiami, iki šiol tie seminarai yra rengiami, bet tuo metu nebuvo išmestos A raidės. Tai realiai aš vienas buvau iš tų organizatorių vieno seminaro su kalbėtojais, Grigorijus buvo atvažiavęs į Marijampolę, tai mane ten patikėtinis vos neišmetė iš anoniminių alkoholikų, taip įsivaizdavo, kad, žodžiu, klykė rėkė, kad aš tave išmesiu, žodžiu, tau kažką padarysiu. Tai vėlgi ir viskas įvyko dėl to, kad buvo iš tų gerų norų, nesuvokimo, buvo pasiūlyta kad va čia renginys ir, žodžiu, prisijunkite, kad kuo daugiau žmonių ateitų ir tai va, dabar tie patys renginiai vyksta, bet jie niekur neskelbimi, nėra minimos A raidės, žodžiu, tai yra tiesiog seminaras žmonėm, kurie dirba su didžiąja knyga, tai va neužilgo dabar bus šitą gegužės mėnesį, kas turit prisijungimą prie grupės DK, tai tenais, manau, neužilgo bus skelbimas visas pilnai su data, apgyvendinimu ir panašiai. Tai va, tai mes tiesiog, viskas kaip baigėsi, kaip pradingsta raidės A ir ta prasme, nieks kažkaip tai negali prieštarauti ar panašiai, nes tai yra privačių žmonių reikalas, nes realiai anoniminiai alkoholikai rengia tik atvirus ir uždarus susirinkimus. Nieko jie daugiau nerengia, o kas liečia tą bendradarbiavimą, tai su ligoninėm vienareikšmiškai vėlgi, kad jeigu mumis tik tai įsileidžia, turėtumėm būtinai bendradarbiauti. Tai vėlgi kitas dalykas, teko iš nemažos patirties, kadangi važinėdavau ir psichiatrinės ir panašiai. Ir tikrai, nemalonu klausyti, kai žmogus atvažiavęs nesusipažinęs, toj pačioj ligoninėje pasakoja, kad gydymas nepadeda, kad Minnesota nepadeda, kad žodžiu, tai gydytojai klauso, tai galvoja, kam čia tokius įsileis, kurie, ta prasme, jiem darant į reklamą. Tai žodžiu, kaip visų reikalingas tas sveikas protas, kurį antram žingsnį Dievas tai gali grąžinti. Bet manau, tam yra ilgesnis laikas, kol ateina tie visi supratimai, kad žodžiu, kad nelabai šitam pasauliu, ką žinau. Žinau, ką aš turiu daryti, kad išlikčiau blaivus ir kaip tarnauti Dievui ir mane supantiems žmonėms. Tai žodžiu, o ta prasme, tai čia kaip ilgoje formoje parašyta apie fondus, apie klubus, tai vėlgi buvo Kaune tokia, ta prasme, žmonės buvo sugalvoję Lano klubą, ten keletą metų gal veikia, irgi buvo didžiulis pasipriešinimas ir ta prasme, kad kaip šitas klubas, bet būtent buvo nuimtos tas A raidės, žmonės iš viso bijojo, bet kokio veiksmo bijojo, kad nesuvarytų tą ir aplamai skaitėsi, kad didžiosios knygos nagrinėjimas tai yra ne A veikla, žingsniai, kokia čia gali būti žingsniai, kokia čia gali būti globa. Mes šitiek metų sėdėm grupiai, niekom nedarom ir kai kurie išlieka blaivus. Tai va, tai buvo, bet tada nebuvo raidžių ir, ta prasme, neįsilaikė, nes gal žmonės tiesiog ar patingėjo, vėlgi, kadangi alkoholikai yra chaliavšikai, tai, kad klubas veiktų, jisai reikia finansuoti, ar tai klubo mokesčių, ar, ta prasme, asmeniniam kažkokiam lėšom prisidėti, nes vis tiek reikia mokėti už patalpas, už viską. Žodžiu, dėl finansavimo trūkumo jisai dingo. Buvo dar tokia situacija, čia ne Lietuvoje, yra Rusijoje. Buvo Radio A, vėlgi panaudotos A raidės, visi buvo jam sakę ir ta prasme, kad išimkite tas raidės, nes radio tai yra toks dalykas, kur ta prasme jo finansavimas pakankamai brangiai kainuoja. Ten nebuvo reklamos ir žmonės paskui pradėjo prašinėti pinigų iš grupių. Čia jau yra grinai tradicijų pažeidimas. Žodžiu, neliko tos grupės, ta prasme tos A radio.
Bet vėlgi tai yra, nu, matyt, alkoholikų principų reikalas ir nesuvokimo. Nu, ta prasme, pakeisti raides ir viskas gali būti gerai. O pirmieji alkoholikai tai žengia dar daugiau, kas skaitė knygoje Subręsta. Tai matėt, kad norėjo steigti daugiaaukščias ligoninės, kuriuose būtų priiminėjami alkoholikai, benamiai, narkomanai, visi puolė žmonės, kad kitam ten būtų užsiima mokymais, žingsnių vedimų, ta prasme, sveikatą. Nu, žodžiu, ten turėjo būti didžiulės ligoninės korporacijos, kur turėjo būti konvejerių, atverčiama visuomenė. Bet ačiū Dievui, taip viskas neįvyko. Ir kaip yra pasakyta bylo, kad jeigu esi batsiuvys, tai ir būk batsiuvys. Kad jeigu mes užsiimam, esam alkoholikai, tai galim padėti tik tai, kas yra su alkoholikais. Kas domitės tradicijom, bet jeigu neturi, dalesim sponsoro, kuris galėtų padėti, vėlgi yra tokia tendencija, kad, ta prasme, tradicijom gali būti atskiras sponsorius, ta prasme, globėjas, kuris gali padėti, kuris turi ilgalaikę patirtį, žengiant, gal globėjas mažiau metų blaivybės turi ir mažiau tos patirties, tai galima globėją pasiimti kažkur iš šalies. Bet va tokia pirminė, tai gaila negaliu parodyti, kažkodėl mano sakau, planšetas į kitą pusę rodo, tai yra iliustruotos 12 tradicijų, turbūt gal turite, jos atrodo gana vaikiškai, bet čia viskas labai koncentruota, yra pripažįsta, vienu žodžiu, yra generalinės serviso ofiso pripažinta informacija, jos yra visam pasaulyje, tai irgi labai konkrečiai, trumpai aiškiai prašoma. Čia pacituosiu gal keletą vietų. Dėl kitų alkoholizmų problemų srityje veikiančių įstaigų politika tokia: bendradarbiaujame, bet išliekame nesusiję. Pavyzdžiui, grupė bendradarbiauja ir priima iš klinikų siunčiamus pacientus ir globoja tam tikrose įstaigose esančias grupės. Vėlgi, mes negalim būti surišti su kažkokia politika. Dabar prieš rinkimus vėlgi atsiranda žmonių, nes iš tos pačios grupės ateina, bando dėlioti kažkokius savo lankstinukus, žodžiu, tai gerai, jeigu pamatomas, taip pat būna išspiriamas iš grupės, kad nedarytum. Tai kas čia tokio? Čiagi nieko tokio. Arba ten priimti pagalbą, kažkokį finansavimą, arba ten grupės būna džiaugiasi, kad, žodžiu, nereikia mokėti. Tai vėlgi gali būti paskui susijęma ar tai su bažnyčia kažkokia, ar panašiai. Mes turėtumėm likti nepriklausomi. Tai visos tradicijos dėl tos mūsų vienybės ir yra, kad išlaikytumėm tik tai, kas yra surišta su A. Dabar vėlgi apie tos žmonės, kurie yra dabar, nežinau kaip jūsų krašte, bet Lietuvoje dabar, turbūt visam pasaulyje, yra tie konsultantai vadinami. Čia gal ne visiškai šitoje tradicijoje, bet ir kitose persipina, bet yra šitam iliustracijose toks apibūdinis sakinys, kad A nariai dirbantis draugijoje artimose įstaigose dėvi 2 kepures. Bet 6 tradicija spėja jos nedėvėti abiejų vienu metu. Darbėje gali būti alkoholinės priklausomybės konsultantai, ne A konsultantais. Būtent, kad darbėje negali skelbtis, kad yra konsultantai. Jie dirba kaip priklausomybės konsultantai. Susirinkime jie yra tiesiog A nariai, ne alkoholizmo ekspertai. Vėlgi, kad mes kažkokie nesam geresni, ar tai daugiau patirties turim, ar daugiau metų išsėdėta anoniminis alkoholikas, mes dėl to ekspertais netampam. Tai pas mus nėra viršesnių, svarbesnių ir panašiai. Tai dabar iš mano pusės gal tiek ir būtų, gal sakau, tau čia prisijungia daugiau žmonių, gal gyvesnė ta mūsų susirinkimas bus, jeigu klausimus kažkokius užduosit, gal